Kai aš kreipiausi pas gydytojų, mano buvo tokia situacija. 30 dienų be miego ir buvo skirtas gydymas. Gydymo metu man pablogėjo ir man buvo diagnozuotas visiškas organizmo išsekimas. Ką tai reiškia? Jeigu aš tai šiek tiek nagrinėjau, kas yra depresija ir jų labai daug rūšių, tai žinokit, aš praėjau visus etapus ir paskutinis yra mintis apie savižudybę ir prie to skirto gydymo aš pakėliau ranką prieš save. Kas vėliau vyko, aš atsisakiau medikų pagalbos ir išmokau su tuo gyventi. Tuo metu aš dirbau salone, atėjo mano viena klientė. Ji buvo mano pastovi klientė, moteris metuose, jau pažinojau ją ir vieną dieną jin atėjo be galo pasikeitusi. Mane labai nustebino jos pokyčiai, mes išsikalbėjom ir tą, ką ji pasidalino, man buvo labai artima. Turėjo irgi tų pačių išsekimų, nemigos, jokios laimės. Pamenu, kaip paėmė mano už rankos ir sako, Rasa, sako, aš vėl pradėjau vaikščioti po 5 kilometrus ir į darbą ir atgal. O aš iš po darbo pareidama nusipirkdavau alkoholio. Ir tam tikrą laiką, tai buvo kasdienybė, nebuvo savaitgalio, kad aš kažko nevartočiau. Aš šitaip savo bandžiau padėti, pagelbėti ir panašiai. Ir įsikalbėjus, aš kažkodėl tai priėmiau sprendimą, kad aš norėčiau pamėginti. Kas įvyko? Aš tik po ilgo laiko supratau, kokia mano situacija buvo rimta. Jeigu aš po 7 dienų vartojimo, Vitality buvo ir arbata, nes pas manęs energijos nebuvo. Po 7 dienų aš paskambinau savo mamai ir pasakiau, kad mes šitos produktus vartosim visi. Aš nemoku net apsakyti, žinokit, aš vieną, man atrodo, 3 dienoj važiuodama žiūriu, saulė šviečia. O, spalvų yra. Nu, vat, labai sunku, žinokit, apibūdinti, ką reiškia, kai atrodo, o tai palauk, o tai tiek metų, kur viskas buvo, aš jų nemačiau. Tai mano gyvenimas apsivertė kardinaliai. Mes su vyru iki skyrybų ėjom, dėl to man ir tie gydymai buvo skirti visokiausi ir pas specialistų, šeimos specialistų, net kreipėmės ir panašiai. Tai jų medikamentai mane padarė per kelias savaitės daržovę. Iš po kovą, kaip ir minėjau, buvau priėmusi sprendimą, kad visiems bus geriau. Nes aš buvau matyti visų problemų esmė. Tai aš esu be galo dėkinga, kad aš šiandien čia, jau 3 metai. Ir ne tik mano kelionė, bet ir mano sūnaus kelionė visiškai pasikeitė, mes 3 metai visiškai be vaistų. Ir labai didelį įtaką padarė čia esama bendruomenė, esu be galo visiems dėkinga. Tam kartui tiek, dar vieną dalyką, jeigu pasakysiu, kad čia būdama supratau, kad šitie visi dalykai, kas su manim vyko, tai nebuvo, kaip aš maniau, kad pogimdyminė depresija, bet tai buvo daug metų iki tol, tai paprasčiausiai prikapsėjo.